Šiandien norėčiau atsakyti į klausimą, kurio sulaukiu turbūt dažniausiai, ypač jeigu rašau su kokiu nors prašymu, kam nors patikslinti kokią nors informaciją, nes aš nematau. Dažniausiai manęs klausia, kaip tu būdama neregė naudojasi to išmaniuoju telefonu. Taigi šiandien aš ir parodysiu ir atsakysiu, kaipgi neregiai naudojasi išmaniuoju telefonu. Turėdami išmanųjį telefoną, neregiai iš tiesų gali padaryti labai daug dalykų. Jie gali naudotis navigaciją, gali perskaityti tekstus ant įvairių paviršių, gali, taip kaip jūs naršyti Facebook'e, gali naršyti internete, gali pirkti autobuso bilietą, žiūrėti autobusų ir troleibusų tvarkaraščius, gali apsipirkinėti, užsisakinėti maistą į namus, užsisakyti pavėžėją, naudotis banko paslaugomis. Ir tai yra gal net ir nedidelė dalis dalykų, kuriuos mes galime padaryti naudodamiesi telefonu, bet jeigu aš vardinčiau viską, ką galim padaryti, tai mums neužtektų dienos. Tai štai, bet aš šiandien parodysiu tokius paprastus dalykus, kaip visgi vyksta tas naudojimasis telefonu. Tai pirmiausia, ką mes turim išmokti ir ką mes visi darom telefonu, tai yra rašome. O rašome mes dažniausiai, ne visi, bet dauguma štai šitaip. Jūs tikrai, nebejoju, ne vienas esate matę kur nors autobuse ar troleibuse, ar šiaip gatvėje, neregiai šitaip keistai laikantį telefoną, tik tai atvirkščiai, va šitaip. Bet jeigu jūs stovėtumėte dabar prieš mane, tai laikyčiau aš turbūt va taip. Man tai yra jau labai nepatogu, bet aš turiu parodyti. Tai yra metodas, aš taip jį supaprastintai pavadinsiu, galbūt brailio mašinėlės metodas. Ir aš dabar parašysiu tekstą, pavyzdžiui. Ash. Dapper. Filmuoju. J. Zidia. Video. Savo. Canop space. AP. Tie. K. Nerijai. Nodija. Ismaniosias. Tillet space. Aš tikiuosi, kad jūs spėjote perskaityti, o dabar aš parodysiu, kaip tą patį tekstą perskaito neregys. Ash dabar filmuoju video savo kanalu. AP tie Kate Nerijai Nodija Ismaniosias telefonas. Net nebejoju, kad jūs nieko nesupratot. Prieš gerus 15 metų aš turbūt irgi čia nieko nebūčiau supratus, bet dėja situaciją mes turime tokią, kad Apple jokie įrenginiai neturi lietuvių kalbos sąsajos, todėl, arba interfeiso, todėl mes neturime ir lietuvių kalbos sintezės. Todėl sukamės, kas kaip išmanom, kas sugalvoja kokią čekų kalbą naudoti, ji aišku skaito geriau negu, tarkim, mano atveju anglų. Aš naudoju anglų kalbą ir mano atveju mes girdime tekstą, kuris yra lietuviškas, bet tariamas yra pagal anglų kalbos taisyklės. Tai todėl jis atrodo visiškai nesuprantamas, bet per kažkurį laiką, iš pradžių lėtai, paskui vis greitinant, mes beveik visi neregiai, kas naudoja iPhone'us, didžioji jų dauguma, išmoksta suprasti šitą tekstą perskaitytą pagal anglų kalbos taisyklės. Bet tarkim, kad aš jo nesupratau ir man norėtųsi jį paskaityti po žodį, tai mes turim taip vadinamą tą routerį. Tai yra toks kaip reguliuotojas ir jis net, taip keistai valdosi, taip sukiojasi. Tai šis routeris, taip vadinamas, mes pasirenkam, va taip jį sukiodami, kokią funkciją atliks braukimas per ekraną žemyn. Tai mano atveju man dabar reikia characters arba paraidžiui. Štai. Ir aš dabar esu pačiam teksto gale. Dėl to man reikia eiti atgal po raidę ir man taip yra nepatogu, todėl aš peršoku į teksto pradžią. Ir dar noriu atkreipti dėmesį, kad kiekvieną ikoną, kad aš ją aktyvuočiau, aš turiu paspausti, nepaliesti ekraną taip kaip jūs, o kiekvieną ikoną spausti 2 kartus. Tai jeigu jūs netyčia įsijungsit voiceoverį, tai jūs galite jį išjungti ant kiekvienos ikonos, iš pradžių užėję, paskui ją paspaudžiat 2 kartus. Čia yra, kadangi ne ikona, o tekstinis laukelis, tai mano kursorius šokinėja
iš apačios į viršų arba į pradžią arba į pabaigą. O dabar aš tai vėl atsisukau po raidę ir skaitau A didžioji, aš, A, B, A, R, space F, I, L, M, U, O, J, U, space V, I, D, E, O, space S, A, V, O, space K, A, N, A, L, U, I, comma. Puikiai. Ir taip galima, jeigu visai bėda yra suprasti ekrano šitą balsą anglišką, tai galima, žinoma, ir pasiskaityti paraidžiui. Taip, kaip matote, mano home screenas nelabai ko skiriasi nuo jūsų home screeno. Aš jį taip pat naudoju, galiu taip pat kaip ir jūs atsidaryti Facebooką. Oi. Štai yra Facebookas, štai yra mano notificationai, štai yra komentarai. Aš ką nors galiu palaikinti arba uždėti, pavyzdžiui, širdelę. Tai štai. Panašių principų vyksta ir visų programėlių naudojimas. Tik mes dar galim, aišku, turim papildomų visokių navigacijos galimybių, tai mes galim, aišku, taip pat su pirštu ieškoti reikalingos ikonos. Mes taip pat galime braukti ranką į šonus, į kairę ir dešinę. Ir galime taip sužinoti visokią informaciją. O dabar apie liūdnus dalykus, tai yra pritaikymas. Aš net negaliu įsivaizduoti, ką mes galėtumėm padaryti, jeigu programinė įranga būtų visa pritaikyta, tai būtų idealu. Dabar dėja, dėl to, kad programuotojai neatliko teisingai savo darbo, nesilaikė standartų, patingėjo užrašyti, koks tai yra elementas, ar tai yra mygtukas, ar tai kas, koks tas mygtukas ir panašiai. Ir dėl to mes turim, ką turim. Tai šiandien aš jums parodysiu vieną iš didžiausių bėdų, kurią mes turime, tai yra Lastmile programėlė. Ekrane matome Lastmile langą, gali būti, kad daugumai iš jūsų tai yra įprastas vaizdas ir jūs čia jokios dramos nežiūrite, bet štai aš parodysiu, kokie sunkumai kyla neregių naudojantis Lastmile programėlę. Na, tai pasirinkime iki parduotuvę. Ir štai matome prekes. Mandarinai. Pavyzdžiui, aš noriu įsidėti šiuos mandarinus į krepšelį, bet dėja negaliu to padaryti, nes VoiceOveris neskaito tos ikonos, kuri yra matoma jums įdėti į krepšelį. Dėl šitos priežasties aš niekaip negaliu nei to apeiti, nei kažkaip kitaip įsidėti. Štai pavyzdžiui, galima pabandyti atsidaryti šią prekę, 2 kartus palietus mano atveju. Matome išsami informaciją apie prekę, nors Lastmile tai nėra jinai išsami. Aš pasigendu visada sudėties prekių. Nuo pat ekrano pradžios, ieškant kur čia įdėti į krepšelį. 29. €1. Lajalumo 2 €. kg. Nebejoju, kad jūs tą ikoną matote. Ji kažkur yra, kažkur nupiešta, bet jos nemato mano VoiceOveris. Ir tai nėra VoiceOverio problema, kaip kai kurie žmonės įsivaizduoja, tai yra problema programuotojo, kuris tinkamai neaprašė šios ikonos, kitaip tariant, nesilaikė standartų. Ir dėl to, kad programuotojas buvo tinginys, aš negaliu naudotis programėle. Ir taip Lastmile'as praranda savo klientus, kurių yra visai nemažai, turėjo neregių, ir kurie dabar tiesiog dėl aplaidumo programuotojų nebegali naudotis programėle. Tai štai, tokių panašių visokių problemų mes turime iš tiesų ir ne tik su Lastmile'u, tarkim Barbora. Mes negalim išsirinkti laiko, nes lygiai taip pat visas valandas VoiceOveris skaito tiesiog palietus tą stulpelį, kur yra valandos, jie skaito visas kartu, o kai mes norim išsirinkti kokį nors laiką, jisai neskaito, kokią valandą mes pasirinkame. Tai todėl tai labai apsunkina programų naudojimą ir, kaip jau minėjau, viskas yra dėl to, kad programuotojai nesilaiko standartų, neatlieka savo darbo. Ir būna tokių absurdų, aš esu mačius, kur yra Element ID
jiems reikia parašyti, kas tai yra, jie parašo, pavyzdžiui, testą. Ir tokiu atveju, kur aš benueičiau su voiceoveriu, jis man visur sakys test. Tai aš tikiuosi, kad labai norėčiau, kad programuotojai pamatytų mano šitą video ir niekada taip nedarytų. Ir tada tikrai labai mes visi džiaugtumės, nes iš tiesų yra labai daug programėlių, kur norėtų neregiai naudoti, bet labai dažnai jos yra arba iš dalies nepritaikytos, tai yra, sunkiau įmanoma kažką padaryti, bet tam sugaištama daug laiko, arba iš viso, kaip, tarkim, Last Mile atveju, tai neįmanoma nieko padaryti. Tai šiandien tiek, ačiū, kad žiūrėjote ir kviečiu dalintis su tais, kuriem yra galbūt aktualu, o galbūt ir su tais, kuriem tiesiog yra smalsu. Ir kai kitą kartą pamatysite neregį, laikant telefoną šonu ir visais 6 pirštais liečiantį savo telefoną, tai negalvokit, kad jis žaidžia kažkokį keistą žaidimą ir apsimeta neregiu, o jis tiesiog greičiausiai rašo kažkam žinutę. Taigi, iki kitų kartų.